Domantai, sveikinimai su dar viena pergalė, rezultatas didelis, pradžia irgi atrodė ten, pati pradžia chaotiška, po to skirtumas jau antram kėliny 26 galiausiai vis tiek nepavyko uždaryti to rungtynių, tai kokie įspūdžiai lieka iš šitų rungtynių? Įspūdžiai tokie, kad smagu, kad laimėjo, pergalė yra pergalė, bet pats žaidimas tai nebuvo geras, kaip ir treneris minėjo Rūbiniai, daug klaidų, daug vaikiškų klaidų, daug nesikalbėjimo, tiesiog pataikėm neblogai, tai tas rezultatas toks ir gavos, jie nelabai pataikė, bet žiūrint iš kokybinės pusės, tai nebuvo labai geras rungtynės. Kas ten pradžioje, ten daug tų klaidų, atrodo pražangų, ką varžovai kažkaip gerai pasiruošė, ar patys per ramiai išėjot? Žinojom, kaip ginsis, žinojom, kaip pult, bet kažkur aš nepadaviau pasą, kažkur gal kažkas nenurolino, neatšoko, nežinau. Pats padariau 2 durnas klaidas, tai taip ir gavos, kad į tą chaosą pats gal ir įvėliau visus. Aišku, po to išėjo Tautvydas, biškį nuramino visą komandą, tai ir gavos gerai. Atrodė, kad varžovai gana neblogai laukia tų nusimetimų, gaudydavo vis, perimdavo kamuolį vieną po kito, kaip ten su tuo atrodė iš aikštės. Na tai mes žinojom, kaip jie ginsis, jie žinojo, kaip mes pulsim, tai tas ir gavos, kad jie tikojo tų kamuolių, kartais praeidavo tas kamuolys, kartais ne, bet po to visai neblogai gavos, tie kamuoliai praeidavo, biškį kažkur labiau pasisiūlydavom, tą kamuolį prisimdavom, po to ir įsimetėm laisvus tritaškis, tai liko susimest. Ir nežinau, kas nutiko, kai plus 26 turėjot, bet nepavyko to rungtynių uždaryti, sugrįžote ne iki 13 taškų, kas atsitiko? Klaidos gynyboje, tiesiog kažkas kažkur vienas prieš vieną žaidžia, nueina pagalba, kur nereikia tritaškis, nueinam iš priekio prieš didelį, kur nereikia, tada vėl nusmetimai, vėl tritaškis. Tokių darėm klaidų, kurių neturėtumėm daryti, kur nesam sustarę, tai iš tų tokių klaidų ir gavos, kad jie susimetė, nes tada balaganas gynyboje, kažkas kažkur bando tada ekstra padėti, iš to nieko nesigauna, nesam to sustarę tokias klaidas ir tada numuša visą tą ritmą. Pats teko imtis šiek tiek jau to lyderio rolės, nors nesimenu, kada antro kėlinio vidury, kad dar be taškų būtum. Šiandien taip nutiko ir porą baudų įmetė pirmų. Kai komanda laimė, tai nes nelabai svarbu tie asmeniniai rezultatai. Dabar turim gerą pergalį tą seriją, svarbiausia, kad laimėtumėm tie asmeniniai rodikliai, tai antrarūšiai. O antroji pusėje tiesiog kažkiek strigo tas žaidimas, gavau kamuolį ant tritašką, taip ir gavos, kad susimečiau tiesiog. Ten sezono pirmoji daly, kaip sakė ir Domantas ant pečių užsimetęs Mažeikiuose ištempė komandą, buvo tokių išskirtinių tavo pasirodymų, dabar ramiau, kaip paties forma čia tiesiog komanda taip žaidžia, kad nebereik tiek daug tavęs, ar gal ir pats gali sau leist kažkiek atsikvėpti? Ne, tiesiog tokios situacijos, turim daug gerų žaidėjų, tai yra 10 lygių žaidėjų, tai mes kažkaip vienas kitą visą laiką padengiam. Jeigu vieną dieną kažkam neina, tai kitas. Tai jau gaunas taip, kad dabar laimim, visi gerai žaidžiam, tai ta statistika visų yra tokia apylygė. Sakykime, tai vieną dieną vienas geriau, kitą dieną kitas geriau. Tokios rungtynės, kur atrodo nelabai visi patenkinti žaidimu, bet plus 27 skirtumas, tai jau nežinau, aš girdžiu ten, sako, jau sveikinam čempionais tapus, nugalėtojais, kaip jūs vis tiek irgi sako žmonės turbūt. Krepšinį taip yra, kad ateis laimėti reikia ne dabar, o pavasarį, kai bus atkrintamosios. Tai svarbiausia, kad mes neužmigtumėm, kad tą žaidimą gerintumėm, nes šiandien, kaip ir sakiau, tikrai buvo daug labai klaidų. Tai jeigu mes taip žaisim per play-offus, tai nebus gerai. Tai tą žaidimą turim tobulinti ir laimėti play-offuose, o ne sausio mėnesį.